Sveiki, šiandien kalbėsime labai aktualią temą, kaip sumažinti kraujo spaudimą. Na ir kad būtų jums akivaizdžiau ir viskas aiškiau, aš jums paruošiau skaidres, kurios bus tokios labai informatyvios ir galima bus aiškiau suvokti, kas vyksta mūsų organizme ir kodėl taip svarbu. Tai kalbėsim apie tai, kaip sumažinti kraujo spaudimą be vaistų. Pirmiausia, išsiaiškinkim, kas yra kraujo spaudimas. Tai vienas pagrindinių rodiklių, kuriuos nuolat galbūt ir jūs patys stebite, bet seka ir gydytojai, kada apsilankote kabinete. Ir jis apibūdina jėgą, kurią kraujas spaudžia arterijų sieneles, kai cirkuliuoja per kūną. Kraujo spaudimas nėra vien tik skaičius, tačiau jis yra labai svarbi informacija apie širdies ir kraujagyslių sveikatą bei organizmo būklę. Kartu su kraujospūdžiu yra dažnai vertinama ir kvėpavimo dažnis, ir širdies susitraukimo dažnis, prisotinimas kraujo deguonimi, kūno temperatūra. Na ir sveikatos priežiūros specialistai visą tai naudoja vertindami pacientų sveikatą. Taip pat kraujospūdis kinta mūsų gyvenimo eigoje ir skirtingos amžiaus grupės turi skirtingus normalaus kabutėse kraujo spaudimo diapazonus. Nes su amžiumi keičiasi organizmo funkcijos, kaip pavyzdžiui vaikams, jeigu žinote, ir paaugliams būdingas kiek žemesnis spaudimas, na yra ir suaugusių žmonių, kurių spaudimas yra mažesnis. Tačiau senstant kraujo spaudimas linkęs paprastai didėti dėl arterijų sienelių standumo ir įvairių organizmo pokyčių bei gyvenimo būdo pasikeitimų. Tai jeigu jau mūsų spaudimas, tas vadinamas viršutinis, yra 140/90, jau čia yra aukštas spaudimas ir jau reiktų atkreipti dėmesį į gyvenimo pokyčius bei mitybos pokyčius. Tai viršutinis kraujo spaudimas, tas vadinamas sistolinis, rodo tai, kad širdis išpumpuoja kraują į organizmą, o distolinis, apatinis, širdis prisipildo krauju ir vat būtent štai toksai širdies darbas, šitie skaičiai apibūdina, kaip dirba jūsų širdis, ar gerai ar ne. Tai padidėjęs sistolinis kraujo spaudimas, kaip sakiau, dėl sustandėjusių sienelių gali būti, esant tokiam atveju sunkiau pernešamas fizinis krūvis, sutrinka kraujo reguliacija, neelastingos kraujagyslės sunkiau prisitaiko prie fizinio krūvio, mes dažniau pavargstame, dažniau pajaučiame silpnumą, nuovargį. Taip pat padidėja širdies apkrova, perkrova, kas gali sukelti per laiką širdies raumens hipertrofiją, tai yra sienelių sustorėjimą arba širdies nepakankamumą. Dažnai tai būna pažeistos smulkiosios kraujagyslės, žmonėms pradeda šalti galūnės, nes elastingumas būtinas būtent smulkiųjų kraujagyslių kapiliarų kraujotakai. Na, kai šios kraujagyslės tampa standžios, neelastingos, tai tokie organai kaip smegenys, inkstai, akys, jie nukenčia labiausiai, nes blogai aprūpinami krauju, o tai didina insulto, inkstų nepakankamumo ar regėjimų sutrikimo riziką. Taip pat didėja ir aterosklerozės rizika, nes neelastingos kraujagyslės yra labiau pažeidžiamos ir lengviau kaupiasi ten cholesterolis, kalcis, formuojasi aterosklerotinės plokštelės ir tai labai sutrikdo kraujotakos apykaitą. Tai kaip matote, mums reikia svarbu išlaikyti ne tik tai dėl skaičiaus tinkamą kraujospūdį, tačiau kad mūsų pagrindiniai tokie organai kaip smegenys, akys, širdis būtų aprūpinti tiek maistinėmis medžiagomis, tiek pašalinti metabolitai, tiek aprūpinta deguonimi. Tai pakalbėsiu apie mitus, kurie dažnai sklando tarp žmonių ir ar tai tiesa, kaip sumažinti kraujo spaudimą tam tikromis natūraliomis priemonėmis. Tai pirmas iš tokių mitų, tai drastiškas druskos atsisakymas staigiai sumažins spaudimą. Iš dalies tai yra tiesa, druskos kiekį reiktų reguliuoti ir sakoma, kad su aukštu kraujospūdžiu žmonėms reiktų labai stipriai sumažinti druskos vartojimą, netgi Amerikoje yra sukurta bedruskė dieta.
Ji yra iš tikrųjų naudinga, tačiau poveikis ateis ne staiga, o per kažkurį tai laiką. Antras mitas, kad senyvo amžiaus žmonės tik tai turi padidėjusi spaudimą. Tai yra tikrai mitas, todėl kad hipertenzija gali pasireikšti bet kuriame amžiuje ir ypač dėl streso, nesveikos mitybos ir aišku genetinio polinkio, todėl net ir jauname amžiuje matome jaunų žmonių su padidėjusiu spaudimu. Trečias mitas, kad arbatžolės, taigi sumažinsim kraujospūdį ir panašiai. Kai kurios žolės, taip, tokios kaip kinrožė, gali padėti sumažinti spaudimą, tačiau jų poveikis yra ribotas ir nereikėtų pasikliauti tik jomis. Jeigu sumažins, tai per kokius 10 punktų nebus taip žymu, jeigu yra iš tikrųjų aukštas spaudimas. Tačiau gerti tam tikras žolelių arbatas tikrai verta, žinoti ir jausti ir matuoti savo kraujospūdį. Na ir aišku, tokios natūralios priemonės kaip žolelių arbatos visada yra sveika. Kitas dalykas yra dar toksai artišoko ekstraktas, kuris gali padėti sumažinti ir cholesterolio lygį, praplėsti kraujagyslės, dėl ko sumažėja kraujospūdis. Ir tyrimai tikrai patvirtino artišoko ekstraktų naudą širdies ir kraujagyslių sveikatai. Kitas dalykas yra pirties lankymas. Tai pirtis, šiluma, kaip žinome, praplečia kraujagyslės, todėl kraujospūdis laikinai sumažėja, tačiau reikia būti atsargiem, kad tai būtų ne per karšta pirtis, nes per karšta pirtis gali atvirkščiai suveikti. Bet kuriuo atveju tai yra atpalaiduojantis efektas. Na ir tyrimai rodo, kad suomiškos ir infraraudonųjų spindulių pirčių efektai susijusių su iš tikrųjų mažesnė hipertenzijos rizika. Ir būtent Suomijoje atliktas tyrimas parodė, kad žmonės lankantis pirtį 4 kartus, netgi iki 7 kartų per savaitę turi geresnę kraujagyslių sveikatą ir mažesnį širdies ligų riziką. Na, tai suprantama, išprakaituojama, išsivalo organizmas nuo toksinų ir kraujagyslės tampa elastingos, ypatingai atliekant kontrastinius po pirties dušo ar vandens, kontrastinės dušo ar vandens procedūras. Taip. Kitas toksai mitas yra, kad gerti daug citrinos vandens išplaus kraujagyslę, sumažins kraujo spaudimą. Tai kur čia yra tiesa? Citrinos sudėtyje vitaminas C palaiko bendrą sveikatą, bet jį tiesiogiai staigiai tikrai nesumažins kraujo spaudimo. Hidratacija yra labai labai svarbi, tačiau citrina nėra stebuklinga priemonė, tiesiog C vitaminas mums kasdien yra būtinas kaip labai labai stiprus antioksidantas. Na, dar vienas mitas tai yra raudonas vynas, kuris mažina kraujo spaudimą. Tai tiesa yra ta, kad nors vynuogėse esantis resveratrolis turi naudingų savybių, tačiau alkoholis gali padidinti kraujo spaudimą. Čia yra mūsų organizmai labai skirtingi ir vieniems gali didinti, kitiems yra mažinti. Tačiau maža vyno taurė, gero raudono, nesaldaus vyno taurė retkarčiais nepakenks, bet tai nėra gydymo būdas. Dar vienas mitas - valgykite daug česnako, jis iš karto sumažins kraujo spaudimą. Taip, česnakas labai stiprus antioksidantas, jis turi poveikį mažinti kraujospūdį, tačiau per ilgą laiką, ilgainiui, ir tai turi būti pastovios sveikos mitybos dalis, nes česnake esantis salicinas plečia kraujagyslės ir iš tikrųjų mažina šiek tiek spaudimą. Sistemingas česnakų vartojimas rodo, kad arba česnakų papildai, kad sistolinį spaudimą galima sumažinti nuo 5 iki 10 mm gyvsidabrio stulpelio. Tačiau vien tik valgant česnaką ir nieko nekeičiant, tikrai niekas nepasikeis. Na ir paskutinis mitas, kurį aptarsim, tai yra masažas iškart sumažins spaudimą. Masažas apskritai yra nuostabus dalykas, nes jisai gerina mūsų imunitetą ir tai yra įrodyta moksliškai. O jeigu dar masažas pridedant su šiluma, su šildančiais akmenim, šildančiais elementais, gali sumažinti ir stresą, ir mažinti spaudimą.
Tačiau tai poveikis trumpalaikis ir svarbiausia, kad neišsprendžia problemų šaknų. Norint iš tiesų sumažinti spaudimą, reikia suprasti, kur yra to šaknis. Kaip sakoma, jeigu mes griūvantį namą tik tai perdažysim, tai nebus namo renovacija. Reikia iš pamatų namą sutvarkyti ir suprasti, kur tos priežastys, kad mūsų kraujagyslės kenčia, jos tampa nelastingos, jas kemša aterosklerotinės plokštelės, taigi tai ir aptarsime. Pirma priežastis, kodėl žmonės nepašalina, negali susitvarkyti su kraujospūdžiu, dėl to, kad mes esame chroniškame intoksikacinėme strese. Tai praktiškai pagrindiniai mūsų detoks organai nesusitvarko su didžiuliu teršalų krūviu. Tai pagrindiniai rizikos veiksniai skatinantis hipertenzijos rizikos vystimasi yra nutukimas, viršsvoris. Kodėl aš savo programoje, kuri prasidės vasario 10 dieną, derinu du dalykus - širdies ir kraujagyslių sveikata bei svorio korekcija. Todėl, kad kuo labiau esame nutukę, kuo labiau turime viršsvorį, tuo daugiau savo kūne turime teršalų, su kuriais nesusitvarko mūsų organizmas, tai yra detoksikaciniai organai. Mažas fizinis aktyvumas neleidžia judėti limfai, o limfa mūsų yra kanalizacijos sistema. Ir vėlgi negalim išsivalyti nuo toksinų. Rūkymas nepaprastai žeidžia kraujagyslės. Alkoholis, kepenys, kraujagyslės, na ir stresas, nerimas bei baimė. Hipertenzija sukelia kraujagyslių pažeidimus, aterosklerozę, širdies nepakankamumą, širdies raumens infarktą, galvos smegenų insultą ir inkstų nepakankamumą dėl to, kad visur mūsų kūne yra kraujagyslės. Tai veiksmai, kurie gali padėti būti sveikesniais, tai yra būtent sumažinti svorį, sureguliuoti mitybą. Apie tai, ką valgyti, aš dalinuosi savo knygose. Ir paskutinė knyga "Viskas apie priešuždegiminę mitybą" rasite labai daug išsamios informacijos ir receptų ir aptartos 5 priešuždegiminės dietos. Todėl šiandien prie mitybos nesustosiu. Tiesiog įsigiję knygą gausite visus atsakymus. Tačiau miego subalansavimas, stresas, gyvenimo būdas, jo galima išmokti lankantis mūsų stovyklose, savaitgalinėse arba savaitinėse, o žarnyno darbas ir limfos darbas, čia mes kalbėsime programos metu. Taigi visą galima susitvarkyti ir išvengti vaistų ir pagerinti širdies kraujagyslių darbą, nuosekliai atlikus darbą su savo kūnu. Taigi labai kviečiu pasidomėti mano puslapyje aprašymą apie online programą, kur jūs galite jungtis iš bet kurios pasaulio vietos, bet kuriuo laiku, nes tai bus įrašai. Ir šis seminaras bus skirtas žmonėms norintiems sužinoti, kaip sumažinti ir iš tikrųjų per 8 savaitės sumažinti tiek spaudimą, tiek cholesterolį, sužinoti, ar reikia vartoti statinus, koks yra statinų poveikis. Per tas 8 savaitės, jeigu turite viršsvorį, atsikratysime kažkiek tai kilogramų ir išmoksite sekti tiek savo spaudimą, tiek svorio kontrolę. Taigi labai kviečiu prisijungti prie 8 savaičių programos, o visas aprašas, kaip registruotis, kiek kainuoja, yra mano puslapyje. Tai priežastys, kurios neleidžia pasiekti rezultatų, yra intoksikacija. Ir štai 4 svarbiausi organai, su kuriais dirbsime programos metu, ir kviečiu visada domėtis jų sveikata einantis pas gydytoją, tai yra kepenys, inkstai, virškinimo sistema ir aišku plaučiai, nes mes kvėpuojant iškvepiame taip pat labai daug teršalų. Na ir tuos teršalus gauname kasdieną tiek, sakysim, gyvendami mieste, tiek su neaktyviu savo gyvenimo būdu, tiek rinkdamiesi netinkamą maistą ir tiek nesusitvarkę savo darbo ir poilsio režimą, esantis nuolatinėme lėtiniame strese. Ir visa tai svarbiausia išsekina mūsų imunitetą.
Silpnas imunitetas, silpna sveikata, nesugebėjimas susitvarkyti su teršalais, silpna širdies kraujagyslių sistema ir tai veda prie sunkių lėtinių ligų. Taigi, ilgalaikės infekcijos sukelia nuolatinį uždegimą ir išsekina imuninę sistemą. Dažniausiai mes galvojam, oi, cholesterolis yra didelis, kemša kraujagyslės, pradedam gerti statinus ir galvojam, kad išspręsime šitą problemą. Bet mokslininkų jau yra įrodyta, kad uždegimas kraujagyslėse dažniausiai prasideda dėl įvairiausių virusų ir bakterinių poveikių. Taip? Tai uždegimas ir kraujagyslės. Lėtinis uždegimas pažeidžia kraujagyslių sieneles, sukelia vidinio kraujagyslio sluoksnio endotelio disfunkciją, tai yra pažeidimus, ir tai būtent skatina kepenis gaminti daugiau cholesterolio ir kimšti, kas priveda prie susiaurėjusių kraujagyslių. O tai lemia širdies ir kraujagyslių ligų riziką, tokią kaip hipertenzija, širdies nepakankamumas, insultas ir infarktas. Imunitetas. Kodėl kalbu, kad būtina galvoti apie savo teisingai veikiantį imunitetą? Silpnas imunitetas negali tinkamai reguliuoti kraujagyslių uždegimo, o tai skatina kraujagyslių pažeidimus ir aterosklerozės progresavimą. Kadangi imuniteto užduotis yra informuoti imuninės sistemas, informuoti imuninės ląsteles, kur yra uždegimas ir teisingai sukelti atsaką, kad imuninės ląstelės susitvarkytų su priešais. Infekcijos. Lėtinės infekcijos gali sukelti kraujo krešėjimo sutrikimus, didinti trombozės riziką, o tai gali sukelti papildomų kraujagyslių komplikacijų, pavyzdžiui, giliųjų ir venų trombozę ar plaučių emboliją. Taip? Tai mes žinom, kad COVID metu dažniausiai ir kentėjo plaučiai. Taip, tai vadinasi virusai, bakterijos tyrimas, kraujo tyrimai nuo tam tikrų virusų ir bakterijų. Aš, pavyzdžiui, visada siunčiu savo klientus, pacientus išsitirti Epstein-Barro virusą, nes tai vienas iš pagrindinių kraujagyslės pažeidžiančių virusų. Ir jeigu juos randame, pradedame būtent pamatus tvarkyti, kad pagerėtų kraujagyslių sveikata ir visų kitų organų sveikata. Taigi kraujagyslių pažeidimo veiksniai, kaip jūs matot, miego trūkumas, susenėjusių susijusių sekretinių ląstelių kaupimasis, tai yra ląstelė turi kiekviena savo gyvenimo trukmę ir jeigu ląstelė atgyvenusi, atidirbusi nepasišalina, jinai tampa blogiukų mūsų organizmų, svetimų baltymų, su kuriuo turi vėlgi tvarkytis mūsų imuninė sistema. Jeigu mes netinkamai maitinamės, netinkamas yra santykis gerų ir blogųjų bakterijų mūsų žarnyne, vadinasi, vyksta disbiozė, kiauro žarnyno sindromos, įvairios ligos, tokios kaip Krono liga, dirgliosios žarnos sindromas ir teršalai patenka į kraujotaką ir vėlgi imuninės ląstelės yra pastoviai dirginamos, tačiau jos negali susitvarkyti su priešais, nes yra silpna imuninė sistema. Lėtinės virusinės infekcijos, įvairios infekcijos, tai yra pagrindiniai kraujagyslių pažeidimo tokie veiksniai, todėl būtinai reikia pagalvoti arba pasitarti su specialistu, kokius kraujo tyrimus padaryti, kokių infekcijos židinių ieškoti savo kraujotakoje, kad imti su jais rimtai kovoti. Na ir stresas, senatviniai pakitimai, iškrūčio liaukos disfunkcija veda prie to, kad mūsų imuninė sistema yra silpna ir tai rodo C reaktyvinio baltymo tyrimai, todėl tikrai rekomenduoju pasidaryti CRB tyrimą, C reaktyvinis baltymas, na, o toliau jau tumoro nekrozės alfa faktorius ir uždegiminiai citokinai parodys jūsų kraujagyslių būklę. Tai kodėl aš savo knygoje apie priešuždegiminę mitybą Mano kūnas, mano tvirtovė rašiau apie tai, kad galvokite apie savo imunitetą, kaip jūs maitino mama, kaip jūs gimdė, todėl kad mūsų imunitetas formuojasi jau esant įsčiose mūsų mamos. Ir jeigu jūs mama nemaitino pirmaisiais pieno lašais, kurie vadinasi priešpienis, vadinasi, jau savaime jūs negavote informacijos, kaip kovoti su virusais, bakterijomis, su
kaip pašalinti toksinus iš organizmo, todėl kad priešpienyje yra visos informacinės molekulės, kurios duoda supratimą naujagimio imunitetui, ką daryti atėjus į šitą naują pasaulį. Kodėl priešpienis, kuris lotyniškai vadinasi kolostriumas, yra toks svarbus imuniniai sistemai? Taigi priešpienis yra ne tik pirmasis maistas kūdikiui atėjus į šitą pasaulį, bet pirmoji naujagimio apsauga nuo aplinkos infekcijų. Ir dėl savo unikalios sudėties jis suteikia imuninį užtaisą. Tai yra mama perduoda visą imuninę informaciją, kitaip tariant, įdeda į vaiko kūną visą failą, kaip kovoti, kaip gyventi pirmaisiais mėnesiais. Ir tas priešpienis yra svarbus ne tik tai kūdikiui, bet ir toliau suaugusiam žmogui, kuris nėra tobulai, negyvena tobulai, nesilaiko tobulos mitybos, negyvena kalnuose, nemedituoja nuo ryto iki vakaro, nesportuoja ir panašiai, todėl kad mūsų imuninė sistema, kaip minėjau, su laiku silpsta dėl minėtų poveikių ir netgi Kauno technologijos universiteto mokslininkų atliktas tyrimas nagrinėjo karvės priešpienio, nes visų stuburinių priešpienis turi tą pačią struktūrą, antimikrobinės ir antioksidacinės savybės ir nustatyta, kad karvės priešpienis gali būti naudingas žmogui, reguliuojant svorį, raumenų masę ir turi didžiulį potencialą mažinti uždegiminius procesus organizme. Ir štai iš mokslinio to straipsnio paėmiau tiesiog 2 sakinius, kad jūs įsitikintumėt, kad ir mūsų mokslininkai neatsilieka nuo pasaulinių tyrimų ir rašo, kad kitas vertingas komponentas, kurio panaudojimas visame pasaulyje nepakankamai efektyvus, tai priešpienis. Jame gausu biologiškai aktyvių molekulių, kurios atsako už imuninio atsako veikimą, virškinamojo trakto mikrofloros atkūrimą bei audinių ląstelių regeneraciją, nes mums labai svarbu regeneruoti kraujagyslių ląsteles. Priešpienio komponentai veikdami sinergiškai mažina įvairių patogenezių klinikinius simptomus ir kai kurių vaistų šalutinį poveikį. Taigi, priešpienis yra tyriamas, tačiau, žinote, tai yra verslas. Yra lengviau parduoti vaistus, apmokyti farmacininkus ir gydytojus, kad parduotų vaistus, tačiau mums reikia spręsti savo sveikatos problemas iš esmės. Tai yra išardyti laužą, kad jisai nerusentų. Ir kodėl priešpienis, na, kaip pasakyti, neįgauna tokio svarbaus masto tarp gydytojų, todėl kad gydytojai neturėtų darbo. Priešpienio molekulių poveikis suaugusiems yra dėl kelių labai svarbių dalykų. Taigi jame yra imunoglobulinas, IgG. Ką tai daro? Tai padeda stiprinti imuninę sistemą, ypač apsaugant nuo bakterinių ir virusinių infekcijų. O kaip minėjau, kad virusinės infekcijos labiausiai žeidžia kraujagyslių endotelių. Taip pat tyrimai rodo, kad suaugusiai, kurie vartoja priešpienio papildus, rečiau serga kvėpavimo takų infekcijomis. Ir pavyzdžiui, COVID metu mes labai, mūsų šeima daug vartojo priešpienio papildų, tai yra, jie vadinami dar kitaip transfer faktoriais. Ir mūsų COVID 2 kartus susirgom, COVID sirgimas susijusiu su tuo, kad vieną dieną pakilo temperatūra, tačiau nei kosulys nevargino, nei kažkokie tai sunkesni simptomai ir jokių liekamųjų reiškinių. Toliau yra transfer faktoriuose priešpienė yra laktoferinas. Tai šis baltymas turi labai stiprų antibakterinį, antivirusinį ir priešgrybelinį poveikį. Vadinasi, ligos, kurios turi štai tokią kilmę, taip pat gali būti valdomos. Laktoferinas veikia kaip imunomoduliatorius, tai jisai moduliuoja mūsų imuninę sistemą, tai yra moko mūsų imuninę sistemą, na ir padeda taip pat valdyti uždegiminius procesus, kovoti su oksidaciniu stresu. IGF-1 augimo faktorius esantis transfer faktoriuose skatina audinių atsinaujinimą, o tai labai svarbu absoliučiai visiems mūsų audiniams. Oligosacharidai veikia kaip prebiotikai, skatina gerųjų bakterijų augimą, dauginimąsi žarnyne. Už tai kūdikiai, kurie maitinami tiek priešpieniu, tiek motinos pienu,
turi geresnę mikrobiotą žarnyne ir yra tikrai sveikesni. Na ir priešuždegiminiai peptidai, priešpenį esančios tokios molekulės, ypatingai kaip prolinas, mažina uždegiminius procesus ir tai ypatingai naudinga sergant autoimuninėms ligoms ir alergijoms. Na ir žinoma, tai yra puikus antioksidantas, kuris apsaugo organizmą nuo laisvųjų radikalų žalos. Tai mano knygoje, kaip minėjau, Mano kūnas, mano tvirtovė, viskas yra aprašyta ir paminėta. Na ir dabar galiu tik tai papasakoti, kaip atsirado tas transfer faktoriaus tyrimas ir panašiai. Tai jau labai senai, galima sakyti, atrasta šita molekulė, ją atrado Sherwoodas Lawrence'as 49 metais. Tai yra ypatingai mažo dydžio molekulės, sudarytos iš 44 amino rūgščių ir jos yra išgaunamas iš leukocitų, pavadintas transfer faktorium, perdavimo faktorium, todėl kad šitos mažos molekulės, jos dirba kaip informaciniai pranašai, kurie pastebi, kad yra virusas ar bakterija, praneša imuniniai ląsteliai ir imuninė ląstelė apmoko, kaip su problema kovoti. Tai būtent didžiausias transfer faktorių kiekis yra krekinuose, tai ta vadinama priešpenyje. Ir 89 metais JAV buvo užpatentuota technologija, kuri išgavo absoliučiai švarias transfer faktorių molekulės iš karvės priešpenio. Kaip minėjau, stuburinių priešpenis yra absoliučiai vienodas. Buvo atlikta labai daug mokslinių tyrimų ir 98 metais biochemikas, maisto papildų specialistas Davidas Lisbon įvertino atradimo svarbą ir įkūrė kompaniją. Ir būtent ši kompanija 24 metais gavo unikalų apdovanojimą. Tai yra kaip geriausia kompanija besirūpinanti ilgaamžiškumu ir mūsų imuninės sistemos sveikata. Tai galima sakyti, kad transfer faktorius tai yra naujausia gyvybiškai reikalinga priemonė imuninės sistemos palaikymui ir organizmo apsaugai nuo daugelio kenksmingų faktorių. Deja, kažkodėl tai buvo sugalvota, kad nuo pokario iki 80 metų mokslininkai sugalvojo, kad motinos nusitrauktų tą priešpenį ir neduotų kūdikiams kaip tipo nekokybišką pieną. Tai įsivaizduokit, kad va ta karta, kuri gimė pokario metais ir iki 1980 metų, negavo visos šitos informacijos ir va mūsų karta, kuri patyrė COVID infekciją, dažniausiai tie žmonės ir mirė, nes imuninė sistema nesugebėjo susitvarkyti su štai tokiu virusu. Tai kaipgi veikia tie transfer faktoriai? Tai sakysim, prarijus transfer faktoriaus kapsulę, jis suyra skrandėje, jos neveikia, transfer faktorių neveikia skrandžio rūgštis. Ir štai šitos smulkiausios molekulės pasklinda skrandyje ir nukeliauja į mūsų žarnyną. Štai kodėl labai svarbu, kad mūsų žarnynas tinkamai veiktų, nes jūs matote, čia yra žarnyno plaukeliai, kurių tarpe yra išsidėsčiusios imuninės ląstelės ir štai šitie transfer faktoriai, šitie pranašai, šitie mokytojai pasklinda, prisijungia prie imuninių ląstelių ir keliauja toliau į kraujotaką, ieškodami įvairių imuninių ląstelių ir natūralių kilerių, taip, ir neutrofilų ir, sakysim, prisijungia prie imuninės ląstelės, apmoko ją, kaip elgtis. Tai va, prisijungia su tokiais receptoriais, čia yra transfer faktorius, čia yra imuninė ląstelė, jie susijungia ir informacija pasklinda per imuninės ląsteles. Imuninės ląstelės koncentruojasi mūsų limfmazgiuose ir per limfmazgiuose, kodėl sakau, kad limfotaka irgi labai svarbi, tai limfocitai, taip, viskas čia vyksta mokykla ir staigiai apmokytos imuninės ląstelės keliauja po visą organizmą. Taigi, suvartojus transfer faktoriaus kapsulę, vieną, dvi ar pagal poreikį, pagal sveikatos būklę, per 2 valandas pasklinda informacija mūsų kūne
Ir būtent imuninė sistema žino, ką daryti. Jeigu jinai yra užturbinta, kitaip tariant, autoimuninių ligų atveju paprastai jinai būna užturbinta, jinai sako, išsijung, nepulk savo audinių, viskas tvarkoj. Tačiau kalbant apie širdies kraujagyslių ligas, tai būtent nesusitvarko imuninė sistema su virusais, kurie žaidžia mūsų endotelį ir sako, va, ten yra problema, negaminkite daugiau cholesterolio, o eikit susitvarkykite su tuo uždegimu. Tai noriu pabrėžti, kad transfer faktor molekulės tai yra ne vitaminai, ne mineralai, o būtent informacinės molekulės, labai mažos, jos negali sukelti jokių šalutinių poveikių, tai yra mokslo ištirta, nes tai yra labai labai maži peptidai. Tai jeigu žmogus sakys, kad oi, aš negaliu karvės pieno naudoti, tai čia yra ne karvės pienas ir ne kažkokie tai dideli struktūriniai baltymai, o būtent mikroninės molekulės, kurios tiesiog perduoda informaciją mūsų imuniniams ląstelėms ir moko jas atpažinti priešus, reaguoti į tos priešus, apmoko, kaip kovoti ir atsiminti juos, kad kitą kartą jiem pačios jau imuninės ląstelės be papildomo mokytojo mokėtų susitvarkyti. Jūs galite sakyti, oi, aš sveikai gyvenu, man nereikia papildomų mokytojų. Tačiau dėja, mūsų imuninės ląstelės ir išsigimsta, ir jos pavargsta, ir užmiega. Ir jeigu net ir geriausiai veikiantis kūnas su amžiumi imuninių ląstelių mažėja. Ir tai atlikta be galo daug mokslinių tyrimų, kad net ir sveiko žmogaus organizme su amžiumi imuninių ląstelių kiekis mažėja. Tai jūs matote, va čia yra moksliniai tyrimai, pasidalinau nuorodą, kokioms lygoms praktiškai išvardintos visos lygos, kurioms tinka kaip prevencija štai šitie transfer faktoriai. Tai dar kartą pakartosiu, kad jūs suprastumėt, jog transfer faktorių molekulių pagrindinė funkcija apmokyti imuninės ląsteles, paruošti jas kovai su patogenais ir antigenais. Ir 3 pagrindiniai tokie produktai For Life kompanijos, jie yra truputėlį skirtingi, tačiau kadangi šiandien kalbam apie kraujagyslių sveikatą, tai pakalbėsiu apie 3 faktorių, apie patentus, vat jūs matote, kad 6 patentus turintis produktas, kuris turi platų poveikį imuniniai sistemai, ypatingai prieš virusus. Ir pavyzdžiui, jeigu puola dažnai herpes virusas, Epstein-Baro virusas, taip, jeigu mes matom papilomos virusai, hepatito virusai, taip, tai jūs galvojate, kad išlindo herpes virusas ant lūpų ir tai tik tai išorinis virusas, bet jisai yra mūsų organizmo viduj. Ir štai herpes virusas, Epstein-Baro virusas būtent keliauja mūsų kraujotaką ir visos kraujagyslės kenčia nuo to. Ir štai tai ir yra uždegimas, kuris sukelia didesnio cholesterolio gamybą. Kelionių metu aš netgi dalinausi savo patirtimi, kai keliavome po Afriką, Gambiją, Senegalą, kur buvo beprotiškas karštis, kondicionieriai, visi susirgome, absoliučiai temperatūra 40, tačiau per 2 dienas susitvarkėm, gerdami didesnį kiekį, aišku, jau 3 faktoriaus ir pliuso, nes štai didesnis kiekis transfer faktorių išgelbėjo mus, suaktyvino imuninę sistemą ir greitai susitvarkė su iškilusia problema. Tai šitie transfer faktoriai tinka nuo kūdikio, nuo besilaukiančios mamos iki mūsų išėjimo į kitą pasaulį, tai yra visoms amžiaus grupėms, nes imuninę sistemą reikia turėti gerai veikiančią visą gyvenimą. Na ir vaikai, kurie lanko darželį ir parsiveda jau sergančius vaikus iš darželio, dažnai ir tėvai susirga, todėl kad virusai keliauja per šeimos narius. Ir štai platus jų panaudojimas ar po vaistų vartojimo, ar po paskiepų padeda mums, mūsų imuniniai sistemai būti tinkamai
suformuoti atsaką. Nenoriu vartoti žodį stipriai, todėl kad mums nestipri imuninė sistema reikalinga, nes per daug stipri veikiant imuninė sistema tai yra autoimuninės lygos, kada jinai neišsijungia, tačiau teisingai veikianti imuninė sistema. Prie 3 faktoriaus pridėjus BCV, tai yra kardio, iš anglų kalbos, tai kardio priemonė, taip, Amerikoje taip ir vadinasi kardio. Jūs matote, kad 3 plus BCV yra ypatingai geras derinys palaikyti mūsų kraujagyslių sistemą, todėl kad BCV, štai šitam buteliukė, yra nepaprastai geri deriniai suderinti ir svarbiausia, kad kai jūs nueisite pas gydytoją, pasitikrinkite homocisteiną, nes didelis homocisteino kiekis ir didelis trigliceridų kiekis yra signalas numeris 1, ne tik raudona lemputė, bet ir jau 3 raudoni šauktukai, kad yra labai stiprus pakitimai jūsų kraujagyslėse. Todėl BCV mažina ir gerina ir medžiagų riebalų apykaitą, tai yra padeda netgi ir svorio korekcijai, ir patys svarbiausi vitaminai padedantis geležiai įsisavinti, o mūsų raudonieji kraujo kūneliai būtent sudaryti iš geležies molekulių, taip pat papildyta vitaminais, mineralais, tai yra mūsų antioksidacinė sistema. Na ir kaip suprantate, tai va šitie 2 dalykai 3 plus BCV, jeigu jūs rasite Epstein-Barro virusą, tai tikrai yra pagrindinė mano priemonė kovai su širdies kraujagyslių lygomis, todėl kad Epstein-Barro virusas ir kraujagyslės pažeidžia, ir aterosklerozę skatina, ir kraujagyslių proliferaciją, autoimuninės reakcijas, na ir netgi poveikis kraujo krešėjimui. Tai antras dalykas, reiškia, pirmiausia, pakalbėjom apie silpną imuninę sistemą, kraujagyslių pažeidimus, intoksikaciją vadinamą, su kuria nesusitvarko mūsų organai ir dėl to reikia palaikyti gerą imuninę sistemą. Ir antras dalykas, apie kurį kalbėsim, tai endotoksinai. Tai endotoksinai yra tokios medžiagos, kurios gali sukelti uždegimą ir dažnai jos susijusios su mikroorganizmais gyvenančiais mūsų organizme. Tai yra ir grybeliai, ir kai kurie grybai išskiria toksinės medžiagas, kurios gali sukelti labai stiprius uždegimus ir pažeisti audinius. Taip pat bakterijų produktai, ypatingai gram-neigiamos bakterijos išskiria tokius liposacharidus, LPS vadinamus, kurie gali sukelti pažeidimus ir sutrikdyti kraujagyslių darbą. Ląstelių pačių metabolitai, nes ląstelė yra gyvas organizmas, kuris maitinasi, gyvena, šalina savo metabolitus, miršta ir turi būti pašalintas, tai yra medžiagos, kurias gamina pačios ląstelės, ir tai dažnai kaip atsakas į infekcijas, uždegimus ar stresą. Ir taip pat virusų išskiriamos medžiagos, nes virusai gyvenantis mūsų organizme, patekę į organizmą, išskiria labai stiprias toksinės medžiagas, kitaip tariant, nuodus mažomis porcijomis, ir tai sukelia uždegimą ir silpnina mūsų imunitetą. Na ir toksinai žarnyno bakterijų, nes jeigu mūsų žarnyne yra daugiau patogeninių bakterijų, tai tos bakterijos išskiria medžiagas, neleidžia daugintis gerosiom medžiagom, o kiauras žarnynas praleidžia kraujotaką visus šituos uždegiminius baltymus. Tai vat endotoksinai, su kuriais reikia tvarkytis, už tai žarnyno sveikata yra labai labai svarbi. Grėsmės nuo endotoksinų, tai aktyvuoja imuninę sistemą, sukeldami stiprią uždegiminę reakciją. Tai endotoksinai gali netgi peraugti į sepsį, tai yra gyvybei pavojinga būklė, kai uždegimas pažeidžia organus. Ir sepsis gali sukelti šoką, daugybinių organų nepakankamumą arba netgi mirtį. Kraujagyslių disfunkcija. Endotoksinai sukelia kraujagyslių išsiplėtimą, pralaidumą ir gali sutrikdyti audinių aprūpinimą deguonimis, sukeldami hipoksiją ir netgi organų disfunkciją. Širdies ir kraujagyslių sutrikimai, tai jie silpnina širdies siurbimo funkciją ir ilgalaikė endotoksinų įtaka gali
būtent padidinti širdies nepakankamumo riziką. Inkstų pažeidimai, taip, dėl kraujo spaudimo kritimo ir sumažėjusio kraujo pritekėjimo į inkstus gali išsivystyti ūminis inkstų nepakankamumas. Tai dažna komplikacija esant sepsiui. Na ir nervų sistemos poveikis, nes kaip suprantate, endotoksinai gali sukelti smegenų uždegimą, pažeisti kraujo smegenų barjerą. Na ir tai siejama su sąmonės sutrikimais, ilgalaikių pažintinių funkcijų sutrikimais, delyru. Na ir žarnyno funkcijos pažeidimas, tai yra endotoksinai pažeidžia žarnyno gleivinę, didina jos pralaidumą ir vėlgi kartojas, tai daugiau toksinų patenka į kraujotaką. Tai kaip galima padėti kepenims detoksikuoti, nes visas kraujas keliauja, kaip žinote, per kepenis ir ten vyksta šitoje laboratorijoje jau kraujo valymas nuo toksinų ir toksinai turi pasišalinti arba su šlapimu, arba su išmatomis. Tai kepenys šalina toksinus per 3 fazes. Na, yra pirmas dalykas, tai yra jų pavertimas iš riebaluose tirpių toksinų į tirpius vandenyje. Ir čia labai svarbus citochromas, tai yra toksai fermentas citochromas P450. Ir jisai veikia tik tuo met, kai yra gerai veikianti mūsų imuninė sistema. Toliau tie toksinai turi susijungti su kitomis medžiagomis. Tai yra gliukarono rūgštimis, sieros rūgštimis. Sieros junginiai yra kopūstuose, tarp kitko, taip, kad būtų nukenksminti ir lengvai pašalinami. Ir vat būtent pašalinamas mums turi būti gera tulžies kokybė. Tai yra tulžis padeda pernešti į žarnyną arba išskirti su šlapimu per inkstus. Tai tulžies kokybė tai yra tas raktas, kad mūsų atidirbę, kad mūsų toksinai ir reiškia medžiagos, kurios gali sukelti uždegimus, pasišalintų per mūsų detoks organus ir negrįžtų dvigubai toksiški į kraujotaką. Tai kaip mes galim pagerinti tulžies kokybę? Tai pirmas dalykas yra karštas vanduo. Ne šiltas, bet karštas. Maždaug 45-50 laipsnių vandenį reikėtų gurkšnoti ir tas rytinis vanduo, aišku, pirmiausia turi būti švari mūsų burna, švarūs dantis ir prieš rytinį vandenį būtinai reikia atlikti burnos higieną. Dantis turi būti sutvarkyti, nes jeigu pastoviai infekcija iš netvarkingų dantų, bakterija iš netvarkingos burnos keliauja į žarnyną, tai bus kaip kova su vėjo malūnais. Todėl susitvarkome dantis, nepaprastai gerą dantų pastą turi su transferiais ir For Life kompanija, aš ją visada naudoju, labai maloni ir prieš rytinį vandenį išsivalau dantis, nuvalau liežuvį ir tuomet einu gurkšnoti karštą vandenį. Tai būtent karštas vanduo paskatina tulžies išsiskyrimą ir pagerina toksinų surišimą. Ir kuo minkštesnis vanduo, vyksta greitesnis vandens absorbavimas ir šiltas vanduo greičiau absorbuojamas ir inkstai gali pradėti geriau dirbti visų pajėgumu ir pašalinti tuos toksinus iš mūsų organizmo. Taip pat moliūgų sėklos, juose yra ir riebalai, ir gerieji baltymai, iš kurių galės atsistatyti mūsų ląstelės, labai veiksmingai veikia ir žarnyno patogenus ir išsamiau kalbėsime programoje. Visi kartumynai, kaip ciberžolė, į rytinį vandenį tą šiltą galima pasidaryti tokį mišinį, kurio sudėtį išsamiai pasakosiu programoje. Vienas iš tų sudėtinių dalių yra ciberžolė, tai yra ir antioksidantas, ir kartumynas. Na ir aišku, gerieji riebalai kaip MCT aliejus, kaip avokado aliejus, alyvuogių aliejus ryte paskatina taip pat tulžies išsiskyrimą. Mineralinis vanduo, tačiau jame turėtų būti kuo daugiau magnio ir kuo mažiau kalcio. Na ir pavyzdžiui, jeigu tarp valgių, jeigu jūs neturite tulžies arba visi šitie momentai bus aptarti programoje,
arba, sakysim, ilgesnį laiką nevalgote, tai pavyzdžiui, mes taip pat valgome tik 2 kartus per dieną, tai va, kadangi tulžies pūslė turėtų išsituštinti, tai tokia kavytė su riebalais, tai yra su gysviestu, MCT aliejum, su, sakysim, kažkokiais tai riebalais, kokoso aliejumi, labai paskatins vėl tulžies nutekėjimą, neleis jai užsistovėti, kauptis tulžies akmenim. Karšto vandens nauda ypatinga ir dienos metu tikrai rekomenduoju gurkšnoti karštą vandenį, todėl kad būtent jeigu mes leisime atidirbusiems estrogenams vėl grįžti į kraujotaką, jie grįž dvigubai toksiški ir pažeis mūsų tiek kraujagyslės, tiek, sakysim, kaupsis ten, kur mums nenaudinga, nes, pavyzdžiui, įvairiausios miomos, cistos ir panašiai yra pasiekmė susikaupusių toksinių moteriškų hormonų mūsų moteriškose vietose audiniuose. Taigi mums reikia visus teršalus padaryti nekenksmingus ir juos pašalinti arba per inkstus, arba su išmatomis per žarnyną, o tam turi būti riebalus suriša būtent tulžis. Tai žarnyno švara ypatingai svarbi ir čia greitai pasakysiu, kokie turi būti atlikti punktai, kaip įvykdyti tą mūsų žarnyno švarą, nes dar Hipokratas sakė, kad visos ligos prasideda žarnyne. Tai cukrus paskatina iš karto miegančias mūsų visas kirmelės ir visus mūsų žarnyno gyventojus dėti kiaušinius. Tai praktiškai parazitai, pajutę cukrų, gauna signalą energijai daugintis. Kol mes nevartojame cukraus, jie gali miegoti neaktyvioje formoje ir nedėti naujų kiaušinių. Tačiau tik tai gavę cukraus, jie ima dėti kiaušinius ir, kaip žinote, viena patelė gali padėti iki 120 kiaušinių, kurie toliau išsivysto vėl į sekančius parazitus, atimančius iš mūsų maistinės medžiagas, vitaminus ir panašiai. Todėl geležies tyrimas, D vitamino riebaluose tirpaus vitamino ir B12, tai yra, jeigu šitų 3 dalykų, vitaminų rodikliai yra žemi, tai akivaizdu, kad pas mus vyrauja parazitai, kurie atima iš mūsų visus šitos vitaminus. Tai mums reikia neutralizuoti juos, neduoti jiems maisto, pasitikrinti vitaminų trūkumą ir, aišku, norint pradėti vartoti žarnyną, reikia vartoti daug skaidulų, nes reikia atstatyti ir žarnyno barjerą, tai yra tarpląstelinės jungtis ir papildyti organizmą svarbiausiais mineralais. Todėl, sakysim, magnis, geležis, cinkas ir vitaminas C yra labai labai svarbus, kad mūsų žarnyno sveikata, mūsų žarnyno barjeras būtų tinkamas ir nepraleistų uždegiminių molekulių į kraujotaką. Ir kaip matote, va čia žarnyno plaukeliai ir štai šitos bakterijos, kurios keliauja žarnyne, parazitų poveikis yra stulbinantis. Taip, tokie kraujo tyrimai kaip ENG, tai yra eritrocitų nusėdimo greitis, parodys, kad yra uždegimas, yra infekcijos, nes tai yra ENG padidėjęs rodo infekcijų ir uždegimo taip pat rodiklį kaip CRB. Ir nes tuo metu eritrocitai nusėda daug greičiau. Tai vat jums sakau, ką pasitikrinti, einant atlikti kraujo tyrimus. Taip pat jūs matysite bendrame kraujo tyrime, kurie šitie NG eozinofilai gali daryti poliklinikoje. Jie padeda, eozinofilai tai yra mūsų imuninės ląstelės, kurios padeda naikinti parazitus, tokius kaip kirmelės, didelės mikroorganizmų struktūras. Ir jeigu eozinofilai padidėja, tai rodo alergiją arba padidintą parazitų kiekį mūsų organizme. Ir aišku, ir natūralios priemonės, tai yra pelynas, juodgrūdė, berberinas, raugerkšnis, kuris tarp kitko čia pelynas, čia berberinas. Jisai labai tinka ir svorio mažinimui, dažnai būna papilduose, atstato insulino, reiškia, tinka insulino kontrolė, atstato ląstelės jautrumą insulinui. Na ir aišku, toksai dalykas kaip šiaurės kerpė arba kitaip vadinama elnių kerpė, tai yra probiotikai, kurie šalina toksinus ir veikia grybelius ir gausų flavonoidų. Na ir juodgrūdės aliejus, jau žinote, kad nuo seno yra naudojamas.
Aš skiriu savo klientam ir pacientam detoks sistemą, kur viskas sudėta ir labai tvarkingai sudėliota dienomis, visos medžiagos parinktos taip, kad nereiktų rūpintis, tiesiog visa sistema, kaip padėti atsistatyti kepenims, nes super detoks tai yra kepenų laboratorijos tvarkytojas ir buteliukas skirtas vienam mėnesiui. Mes atstatome visas detoksikacijos kepenų fazes, padedame geriau veikti tulžiai, Fiber System Plus sistema, ten yra 25 komponentai, visi augaliniai, visi natūralūs ir padeda tiek kovoti su žarnyno parazitais, tiek išsivalyti žarnynui nuo užsistovėjusio maisto, nuo patogenų, atstatyti ląstelių tarpląstelinės jungtis. Na ir pre ir probiotikai yra nepaprastai nuostabus dalykas dėl to, kad žirneliai praeina rūgštų skrandžio barjerą ir jie nežūsta, o visi 100%, tai yra mokslo patvirtinta, patenka į mūsų žarnyną, kurie ir turi būti apgyvendinti, nes daugelis probiotikų patekę į mūsų skrandžio rūgščio terpę praktiškai žūsta ir į žarnyną patenka tik apie 5%. Tai yra mokame už 100% produkto, o į žarnyną patenka 5% probiotikų. Labai svarbu, kad šitame, reiškia, tokiame lasdelėje vadinamoje yra ir maistas bakterijom, jeigu jūs nesuvalgot pakankamai skaidulų, ir pačios bakterijos. Tai yra labai paprasta vartoti, aš jas vežuosi į kelionę, nes kelionės metu kartais būna, kad kažko netinkamai suvalgai, netinkamai būna pagamintas maistas ir visada gelbsti štai šitos lasdelės, nes jos yra sausos, patogu vežtis į kelionę. Na ir aišku, tai yra detoks sistema, kurią geriausia naudoti 2 kartus metuose, atstatyti imuninę sistemą, palaikyti, pasirūpinti mūsų žarnyno švara. Taigi, kaip jūs matote, super detoksas padeda palaikyti kepenų ląstelių apsaugą, palengvina tulžies išsiskyrimą, prisideda prie normalios skrandžio ir kepenų veiklos ir kepenų apsaugos produktas. O Fiber System Plus tai yra valymas ir detoksikacija, virškinimo sistemos palaikymas. Ir prepro, kas yra man labai svarbu, kad yra visų rūšių bakterijos, tai yra ir bifido, ir laktobakterijos. Ir aišku, svarbiausia, kad šitame produkte yra transfer faktor molekulės, kurios apmoko imuninę sistemą, nes jau jūs matėte, kad mūsų žarnyne yra didžiausias kiekis imuninių ląstelių. Taigi išvados. Ką reikėtų daryti, norint suremontuoti mūsų griūvantį namą, tai yra sutvarkyti kraujagyslės, kurios yra absoliučiai visose organuose. Absoliučiai nėra praktiškai organų, kuriame nebūtų išsidėstęs kraujagyslių tinklas. Tai atsisakyti žalingų įpročių, streso minimalizavimas arba valdymas. Tai yra įvairios praktikos, ir kvėpavimo praktika, ir jogos praktika, meditacijos ir panašiai. Miego higiena, kad tai būtų pakankamas poilsis, leistų atsistatyti mūsų organizmui, imuniniai sistemai, išsivalyti per miegą, per ramiąją fazę. Kardio pratimai padės sustiprinti širdies raumenis, širdies raumenų funkcijas, taip pat kraujagyslių elastingumą, todėl kad kraujas pulsuodamas turi keliauti ne per medinį arba geležinį vamzdį, o per elastingą vamzdį. Taip pat žarnyno švara, manau, supratote kodėl. Geras maistas, kuris papildytų mūsų organizmą vitaminais, mineralais, antioksidantais, o mūsų žarnyno bakterijas aprūpintų maistu ir žarnyno bakterijos galėtų mums gaminti neurotransmiterius, mūsų geros nuotaikos mediatorius. Pakankamas vandens kiekis, nes mūsų kraujas sudarytas 70% iš vandens. Na ir aišku, imuniteto atsako reguliavimas. Tik tai gerai veikiantis imunitetas galės padėti teisingai statyti mūsų namą. Kokios yra klaidos, kad žmonės nepasiekia gerų rezultatų? Tai yra nėra tinkamų žinių. Griebiausi tą pagėriau, nepavyko, griebsiuos kitą pagersiu, gal tas pavyks. Šitas nepadėjo, galbūt tas. Onutė sakė, kad tai tas padėjo, tai imsiuosi tas. Reikia remtis moksliniais tyrimais, mokslinėmis programomis patvirtintomis žiniomis, kurios yra susistemintos, nes kada nėra sistemos, nėra plano, tai visa tai ir žūsta.
Jeigu jūs pradėsite bele kaip statyti namą, atsivežę langus, o nepagalvoję, kaip pirmiausiai sudėti pamatus, tai aišku, tas namas bus bele kaip sudrėbtas, na, kaip trijų paršiukų namas. Vienas iš šiaudų, kitas iš lentų, trečias jau normalus. Tai va, turi būti žinios, sistema ir nuoseklumas. Nes lygos neatsiranda per savaitę ir rezultatai taip pat neatsiranda per savaitę. Už tai aš visada renkuosi ilgesnės programas, tai yra 8 savaičių programa, tai yra 2 mėnesiai, per kurias tikrai galima pajusti rezultatus. Na ir nėra palaikymo, todėl visada kviečiu visą šeimą klausyti mano paskaitų ir pritaikyti visai šeimai išgirstas žinias, todėl kad kai yra palaikymas, kai nėra neigiamų reakcijų arba atkalbinėjimų, kad čia nesąmonė, tu baig, tai va tada visi ir pajunta naudą. Paprastai nusipirkę vieną programą, šeima visa kartu patiria naudą. Taigi, mūsų visos sveikatos puzlė susideda iš daugelio žingsnių. Na ir labai kviečiu sekti įvairius mano renginius ir tobulinti sveikatą, sekant puslapyje šilenskienė.lt arba įsigyti knygą Mano kūnas, mano tvirtovė, kur yra viskas apie priešuždegiminę mitybą, 5 moksliškai patvirtintos sveikiausios dietos. Aišku, aš neminėjau, čia tik trumpai pakalbėjau, ką atsisakyti, nes išsamei viskas aprašyta ir pasidalinta receptų būtent štai šitoje knygoje. Jas galite rasti knygos LT arba patogu pirkti arba mano puslapyje. Na ir kviečiu prisijungti dar kartą, kviečiu į online programą Sveikos kraujagyslės ir svorio korekcija, kuri netrukus prasidės, ir daryti namų darbus, bendrauti su manim kasdien, todėl kad paskaitos vyks kartą per savaitę, tačiau bus palaikymas iš mano pusės kiekvieną dieną. Ir jeigu jūs negalite prisijungti pirmadieniais, tai bus įrašai, kur galėsite perklausyti visą savaitę. Kas jūsų laukia? Naudingi patarimai ir mokymai, visos paskaitos bus įrašomos, perklausyti galėsite. Gausite 2 mitybos planus, kurių vertė yra 70 eurų. Na ir taip pat aš su jumis individualiai aptarsiu jūsų problemas, galėsim aptarti kraujo tyrimus, ką pasidaryti papildomai, kaip jie pakis po 3 mėnesių, vėlgi bus papildoma konsultacija. Na ir kasdieninė mitybos apžvalga leis jums susiformuoti naujus gerus mitybos įpročius, be didelių pokyčių, tiesiog išsiaiškinsim, kas tinka jums, kas skanu jums, nes maistas turi būti skanus ir sotus. Taigi registracija mano puslapyje ir labai dėkoju už jūsų laiką ir tikiuosi pasimatyti kitose renginiuose. Ačiū Jums, jeigu turite klausimų, visada man rašykite. Na ir žinoma, spauskite patiktuką ir užsisakykite mano YouTube paskaitas. Iki malonaus.